Kai mes sakome, kad švietimas yra valstybės politikos prioritetas, kitaip negu kitos partijos, tai nėra vien gražų žodžiai. Mes suvokiame, kad tiek iš ekonominės nuosmukio, tiek iš įsisenėjusių visuomenės raidos bėdų, socialinės atskirties, emigracijos, tautos erozijos bėdų, mes neišlipsime kitaip, kaip investuodami į švietimą, kaip investuodami į jaunosios kartos ugdymą, į tokios jaunosios kartos, kuri pasirinktų dirbti, gyventi, kurti čia Lietuvoje. Todėl išskirtinę vietą ir išskirtinį svorį mūsų programoje užima švietimo pertvarkos programa, kurios pagrindiniai siūlymai yra mokyklų, bendrojo ugdymo ir universitetų pertvarkos rytise. Mokyklose suvokiame, kad tikra kokybė ir tikros kokybės siekimas gali ateiti tik per mokytoją. Per mokytoją, kuris būtų autoritetas. Taigi visa eilė paketų skirta mokytojo autoriteto atstatymui, skirta tam, kad mokytojo profesija vėl taptų prestižinė. Mes net nebijome vartoti žodžio elitinė profesija, kad jie rinktųsi išties geriausi Lietuvos abiturientai, o jie baigę absolventai nueitų dirbti į mokyklas, o ne išvažiuotų svetur ar nueitų į kitokius darbo barus. Taip pat siekime į mokyklą sugrąžinti tėvų iniciatyvą. Priartindami mokyklos savivaldą prie tėvų ir mokytojų bendruomenės pasieksime, kad tėvai realiai dalyvautų savo vaikų ugdymo strategijos formavime ir mokyklų savivaldoje. Aukštasis mokslas tai vėlgi ta vieta, kur turi būti kuriama aukščiausia kokybė, tos įžvalgos, idėjos, išradimai, kurie ves Lietuvą, Lietuvos ūkį, Lietuvos visuomenę į ateitį šiame vis aštrėjančiame amžiuje. Ir iš dabartinio aukštojo mokslo nuosmukio kelią matome pirmiausia per struktūrinę reformą, padarydami, kad universitetai taptų suinteresuoti aukštesnę kokybę, kad jų valdymas taptų atviras inovacijoms ir reformoms, kad patys studentai galėtų rinktis, kur nunešti valstybės jiems patikėtus pinigus ir taip pat per valios veiksmus, nes nuo 2000 metų procentinė dalis skiriama švietimo finansavimui Lietuvoje krito. Taigi vienas mūsų įsipareigojimų tai radikaliai padidinti švietimui ir mokslui skirtą valstybės finansavimą, kad jisai pasiektų 2002 buvusį lygį ir augtų toliau, nes tik investuodami į mokslą, į žinias, į visuomenės kūrybiškumą mes galime tapti tokią tautą, tokią valstybę, kuri pajėgs atlaikyti šio vis aštriau konkuruojančio amžiaus iššūkius ir tokią valstybę, kuri ir po 100 metų galės žvelgti į praeitį su pasididžiavimu.